Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-asias metinės šventė ir Šiaulių prekybos centrai. Liaudiška muzika, šokiais ir žaidimai šiauliečius pasitiko vienas didžiausių mieste Bruklino prekybos centras. Ta proga čia atidarytos kelios naujos maisto krautuvėlės. Prekybos centrai švenčia komercinės šventės, bet kovo 11 nėra tokia šventė, tai yra laisvės ir mūsų kitokio gyvenimo pradžia. Todėl šiandien pakvietėme žmonės pasidžiaugti gerą nuotaiką, gražiomis mintimis ir gražiais darbais. Atsidaro 5 parduotuvės, nes kiekvienas lietuvis supranta, ką reiškia skanus ir gardus maistas. Ir tikėkime, kad jie dabar šito maisto tikrai ras. Gardaus maisto pastogę aplankę šiauliečiai sako nenusivylę. Čia tikina radę išskirtinio skonio rūkytų mėsos ir žuvies gaminių, o patys mažiausi lankytojai neatsispyrė saldumynams. Kuo daugiau lietuviško tokio būtų produktų, tai tikrai būtų labai gerai. Čia mes viską randam, Klaus, mes netoli čia gyvenu, Klaus, taip kad aš čia viską randu, Klaus. Dabar skaniau žuvies papirkau, Klaus, taip kad visko yra. Labai patinka, anksčiau mažai labai valgydavom rūkytos žuvies, bet čia priėjus iš karto duoda paragauti ir kai paragaujam dabar perkam visą laiką. Pamėgom visokių išbandėm ir norisi vis, nes ir mažas vaikas iš pradžių baisu kažkaip buvo, bet mėgsta ragauti. Prekybos centro vadovų teigimu tokią dieną būtina prisiminti laisvę, tėvynę ir gerą valią. Pirmą kartą Brukline minima nepriklausomybės diena sulaukė nemenko šiauliečių susidomėjimo. Kone didžiausią įspūdį susirinkusiems paliko Ovidijaus Vyšniausko dainos ir lietuviška muzika. Kartu su estrados grandu koncertavo vaikų vokalinė grupė Nieko tokio. Aidėjo aistringi flamenko garsai, susirinkusius stebino teatro Ant kojūkų artistai iš Kretingos.